KTU absolventai rado savo gyvenimo kelius įvairiose srityse. Tai buvęs visuomeninės veikėjas ir šiuo metu politikas Arūnas Orlauskas šiandien pasidalijo savo studijų metų patirtimi. Kokią studijų programą jūs studijavote KTU? Aš, jeigu taip dabar tiksliai tai pasakyti, mašinų gamybos technologija, metalo pjovimo staklės ir įrankiai. Toks ilgas pavadinimas, esmė tai staklių mokslas, mašinų gamyba, greičių dėžės, platus profilis. Bet trumpai, reiškia tą, ką aš pabaigiau ir gavau kvalifikaciją, tai mašinų gamybos inžinierijos technologas. Inžinierinis išsilavinimas, inžinierinis mąstymas, visą tai, ką gavau universitete, tai man visą gyvenimą taip ir lydi. Visuose darbuose, kuriuos dirbau. Ir universitetas, KTU, būtent tada KPI vadinosi, reiškia, paliko tik tai pačius geriausius prisiminimus ir didžiulę patirtį. Aš pabaigęs kažkada tokią mintį sugalvojau, kad, reiškia, mes su vienu profesoriumi, Daunys berods, reiškia, buvo ir jisai pasakė, sako, aš jūsų čia neišmokysiu visko, bet aš tik tai galiu parodyti, reiškia, kur galima susirasti, reiškia, žinias, jeigu jūs nepasimsit, sako, tai aš tokia, kaip sakyt, aforizmą ir sugalvojau, kad universitetas ar aukštoji mokykla išsilavinimo nesuteikia, tik parodo, kur jis yra. Nepasilenkiai, nepasiėmė, ne tavo. Pasilenkiai, pasiėmė, reiškia, tavo. Ir begalė yra su aukštojų žmonių, kurie iš tikrųjų patingėjo pasilenkti. Gal pilvas trukdė, gal kiti dalykai, bet yra kaip yra. Aš tai, sakysim, truputėlį su gailesčiu žiūriu į dabartinius studentus, todėl kad man regis, kad jie nevažiuodami į kolūkius, kad ir tų pačių bulvyčių tenais rinkti, ką mes darydavom rugsėjį spalio mėnesį, ar ten runkelius kabyti, reiškia, jie daug praranda. Mes, reiškia, 5 valandą turėjom keltis, reiškia, anksti į darbą, o iki 4 mes dar diskusijų klubus darydavom. Ir užtekdavo tą pusvalandį ar valandą pamiegoti ir taip mėnesį laiko gyvenam, bet tai buvo patys gražiausi įspūdžiai ir patys gražiausi dalykai, kurios, reiškia, patyrėm, reiškia, studijuodami ir tai buvo galimybė tik studijuojant tokius dalykus, reiškia, patirti. Ir kad ir tas pats, kaip sako studentam, vienos nakties pritrūksta, ten tų darbų rašymas, už kitus rašymas, vietoj kito rašymas, bandymas nusirašyti, gal ne visada sėkmingai, bet kuriuo atveju tai buvo, iš tiesų žavus laikotarpis ir gaila, kad jisai negrįš. Ir dabar atvirai pasakius, net nežinau, ką studentai taip organizuotai ką veikia. KPI festivalis tada griaudydavo po visą, tas KTU festivalis, po visą miestą, čia buvo šventė, mes patys važinėdavom, buvom vieni iš organizatorių to KTU festivalio. Ir mes tos festivalius čia darėm iki skandalų, iki maudymosi fontane, Laisvės alėjai. Bet tai buvo įdomu ir mes buvom pasiryžę, reiškia, nunešti Vilniaus universiteto tą FIDI festivalį ir mes jį nunešėm. Aišku, tai buvo mūsų, kaip sakyti, instituto garbė, tada institutas vadinosi. Mes labai džiaugiamės, kad mes sugebėjom, reiškia, nugalėti Vilnių, bet vėliau tos tradicijos, man regis, kažkaip jos taip sumenko, gal neatsirado entuziastų, gal tiesiog finansavimas trūko, nors mes viską darėm nemokamai. Tiesiog iš savo jaunatviško polėkio, bet nežiūrint į to, kad mes ten, sakysim, finansiškai nepraturtėjom, mes labai praturtėjom patyrimais, draugais, nuo to laiko ir draugų begalė ir apskritai, dabar yra ką prisiminti. Aš džiaugiuosi, kad Lietuvoje yra tokia galinga, reiškia, alma mater kaip KTU, tai yra vedlys mano galva akademinio gyvenimo. Ir apskritai aš džiaugiuosi, kad aš čia baigiau, aš džiaugiuosi, kad aš baigiau Kaune, kur daugiausiai studentų yra Lietuvoje ir dabar. Ir kad Kaunas yra didžiausias akademinis miestas. Ir tai nepriklauso nuo to, kad aš čia gimęs. Aš manau, kad tai yra gražiausias, toks stipriausias ir tyliai dirbantis savo darbą miestas.